Sveiki, kaip ir kiekvieną pavasarį prieš vasarą vis kalbu, kad reikia vieną kartą plyteles nuplauti ir labai paprasta jų priežiūra. Tai štai noriu parodyti, pas mane yra terasa šiaurinėje pusėje, vien samanos, matot, net fasadą susinešęs, aš plausiu jį su herheriu. Štai ant kiek apsinešę yra šiaurinė pusė, kur negauna saulės. Aišku, šičia jau pradeda, kur daugiau saulės yra, pradeda jau švarėt. O kur visai saulė šviečia, tai praktiškai terasa visada būna švari. Tai va štai iš mano terasos šiaurinė pusė, ant kurios geriausiai matosi, kaip aš ją dabar nuplausiu. Tai dabar parodau, kaip jinai atrodo, dar nepradėjus plauti. Na štai, pažiūrėkit, biškį jau praploviau ir dabar kaip atrodo tai realybėj. Štai nuploviau 4 plyteles, o štai neplautos. Viskas, iki kito pavasario galima dar vieną kitą kartą nuplauti. Aš kai daugiau darau kitiem, nei pačiam savo, tai man užtenka vieną kartą. Štai koks pokytis. Ten dar liko neišplauta. O nuo čia va jau viską nuploviau. Matėt, kaip buvo. Čia ką tik pertraukiau viską. Ir viskas. Šitom plytelėm yra 5 metai. Kai tik produktas pasirodė rinkoje, aš vienas pirmųjų jį ir pasidariau. Tai va, plytelės po 5 metų. Nusiploviau su kircheriu, dar va biškį matau čia va, keletą taškelių pereisiu. Praktiškai nieko jam nėra. Produktas kaip buvo, toks ir liko. Šonus, tarp kitko, aš užsiskardinau, nematau tos didelės problemos. Kasant sniegą irgi gal netrukdo. Bet klientam, aišku, padarom kaktas ir iš plytelių.